Jonavos arenoje, na ir paskutinis šio, galima taip pavadinti, 2 dienų maratono susitikimas, Jonavos Vikingai RFS Ryga. Na ir pažiūrėsime, kaip klostysis šios rungtynės. Jonaviškiai vakar žaidė su kita Rygos komanda, Rygos futsal klubu. Tos rungtynės prasidėjo Jonaviškiam, galima sakyti, labai blogai. Buvo praleisti greitai ne vienas, ne du, 4 įvarčiai, bet po to rado jėgų Jonavos Vikingai ir toliau jau kova vyko apylygiai, galutinis rungtynių rezultatas 2-7. Na, o RFS vakar laimėjo prieš Kauno Žalgirį rezultatu 4-2. Na ir prieš šias rungtynės vyko labai įdomus susitikimas tarp Lietuvos ir Latvijos čempionų, Kauno Žalgirio bei Rygos klubų. Ir tas rungtynes laimėjo Latvijai rezultatu 2-1, bet ten viskas sprendėsi pačioje rungtynių pabaigoje. Na ir rungtynės dar taip ramiai ir nesibaigė, buvo ir po jų šiek tiek emocijų, bet matėme labai gražią kovą, labai atkaklų susitikimą. Ir tikėsimės, kad ir antros šios dienos rungtynės pateisins futsal mėgėjų lūkesčius. Komandos jau pasiruošę pradėti rungtynes. Dar paminėsiu, kas teisėjauja šios dienos susitikimui. Dominikas Norkus, pirmasis teisėjas, Kevinas Drungilas jam padeda, antrasis teisėjas, sekretoriato teisėjas Laurynas Aržolaitis ir teisėjas laikininkas Mantas Pomeckis. Na, o dabar apie startinės komandų sudėtis. Kaip ir pirmose rungtynėse, didžiąją dalį žaidėjų sudarys ir vienoje ir ekipoje legionieriai. Pradėsime nuo svečių. Rygos ekipos treneris Orlando Duarte, specialistas iš Portugalijos. Šiandien į startinę sudėtį įtraukė tokius žaidėjus, kurie pradės rungtynes vartuose. 92 numeris Deivao, žaidėjas iš Brazilijos, numeris 5 komandos kapitonas Leonardo, sutrumpintai Leo, taip vadina jį komandos draugai. Kazachstano pilietybę turintis žaidėjas, bet aišku, kad irgi yra gimęs Brazilijoje. Draganas Tomičius, 9 numeris, žaidėjas, į kurį vertėtų atkreipti dėmesį. Serbijos rinktinės atstovas RFS ekipoje. 22 numeris, argentinietis Kiki. 87 Bruno Coelho, žaidėjas iš Portugalijos. Taigi toks penketukas svečių gretose. Tuo tarpu Jonavos Vikingų komandos treneris Vasko Vujovičius šiandien pirmus į aikštelę išleido šios žaidėjus. Vartuose Andrius Skorupskas, 8 numeris Tačiakas, Gelveris Tačiakas, 11 Benjaminas Maičius, 20 Stevenas Cetina, vadinsime į Stevenu, Karlos Arturo Bermundės Sepulveda, pilna 23 numerio žaidėjo pavardė, bet patogumo dėlei vadinsime į Karlos. Toks penketukas pradės rungtynes Jonavos Vikingų gretose. Bruno Coelho perdavimas atgal, Deivao, čia šiek tiek nesuprato vienas kito Kiki ir Deivao. Benjaminas Maičius paspaudė varžovus ir dabar atakuoja Vikingai. Tačiako smūgis randa. Pakeliai gynėja Kiki ir nuo Kiki kamuolys atsidūrė už aikštės ribų. Užribis. Bandymas buvo aukštų perdavimų surasti Karlosą, kad pastarasis smūgiuotų, tačiau kamuolys iki Jonavos Vikingų legionieriaus iš Kolumbijos nedaskrėjo.
Coelho. Vėl su kamuoliu Portugalas, labai patyręs žaidėjas. Čia Kiki gerai rado Coelho, pastarasis į dešinį kraštą. Atsidenginėja jau 5 numeris Leo ir smūgiavo į Vikingų vartus, tačiau Andrius Skorupskas kamuolį sugavo ir pabandė greitų perdavimo praskrosti. RFS gynyba šį kartą nepavyko. Leo. Coelho. Perdamas į dešinį kraštą. Prasimetė kamuolį Leo pro gynėją, tačiau akivaizdu, kad toliau jau negalėjau pavyti kamuolio, neapskaičiavo prasimetimo jėgos. Dar vieną kartą Jonavos Vikingai įves kamuolį žaidimą. Tiesa, teisėjas šiek tiek paprašo šiokios tokios pauzės. Ten Benjaminas Smaičius turėjo mažytę problemėlę su Apovu. Na, Stevenas nesulaukė kamuolio toje zonoje, kurioje laukė. Turėjo kažką pasakyti dar teisėjam. RFS. Coelho. Link Kiki. Norėjo perduoti kamuolį Portugalas, bet tą sumanimą atspėjo. Tačiakas. Kiki. Kiki su kamuoliu. Dabar gali būti pavojingas smūgis, bet vėl kamuolys pas Andrių Skorupską. Dabar spaudžia RFS žaidėjai varžovus. Leo. Coelho. Perimtas kamuolys, gali būti kontrataka. Deivao išbėga iš vartų ir nutraukia dabar gan aštrų galėjusių. Gan aštrių galėjusi tapti Jonavos Vikingų išpuolį. Tuo tarpu Vasko Bujovičius keičia žaidėjus. Benas Pietinis, Viktoras Kravcovas, Gytis Vasilius. Krenta ant žemės. Perimtas kamuolys, smūgis kairė koja, kamuolys kairė gerokai virš vartų. Ir Artūras Juchno, 18 numeris. Kravcovas 10, Pietinis 7. Gytis Vasilius 13. Aktyviai bando žaisti ir Vikingai, pasitikdami varžovus jų aikštės pusėje ir neleisdami labai jau laisvai valdyti kamuolio. Coelho. Pereina į varžovų aikštės pusę RFS. Tačiau viskas baigėsi netiksliu perdavimu, už kurį atsiprašo Draganas Tomičius, komandos draugo. Ir kamuolys vėl tenka Vikingams. Na, galėčiau pasakyti visai kitokią pradžią nei kad vakar dienos rungtynėse. Beveik 5 minutės, na, 4 minutės 15 sekundžių sužaidėjo komandos šiose rungtynėse. Pietinis. Kamuolys atitenka vartininkui Deivao. Leo. Kiki.
Perduoda kamuolį Koelio, pastarasis smūgiai iš toli, dar vienas smūgis, rikošetas ir dabar jau šiek tiek sėkmė nusišypso Vikingams. Nedaug ten trūko, kad po rikošeto kamuolys įskrietų į kitą kampą, nei kad buvo Andrius Skorupskas. Dar vienas bandymas smūgiuoti. Dar vienas užžibis. Bruno Koelio prie kamulio. Leo į skersinį, bet dar ir lietė kamulį Andrius Skorupskas ir ko gero tas lietimas ir lėmė tai, kad kamuolys nuo skersinio atšoko į aikštę. Čia susidūrė Benas Pietinis ir Deivao. Tiesa, tai žaidybinis susidūrimas ir net pražanga nebuvo fiksuota. Nuo Viktoro Kravcovo kamuolys paliko aikštę. Draganas Tomičius ten priminėjo, jau kalbėjo apie šį žaidėją. Reiktų atkreipti dėmesį, kaip labai gerai jisai blokuojasi, priima kamuolį, būdamas nugarą į varžovų vartus. Ir praktiškai kartais būna epizodų, kuomet šis žaidėjas gali susikurti smūgiui galimybę arba progą praktiškai iš nieko. Gerai apsisukęs ir prisidengęs kamuolį nuo gynėjo. Panašiai beje buvo pasiektas vakar dieną pirmasis įvartis į Kauno Žalgirio vartus, kurį įmušė būtent Tomičius. Artūras Juchno ten tarėsi su Benu Pietiniu. Kravcovas. Juchno. Senelė, bet per stipriai. Atiduotas perdamas. Ir tenka vėl gintis. Leo. Koelio. Kiki. Tomičiaus smūgis šį kartą iš toliau. Ir smūgio momentą matė ir vartininkas ir gynėjai, taip kad didesnio pavojaus nekilo. Tuo tarpu Miks Babris aikštėje jau, 80 numeris. Benui Pietiniui iš po kojų kamuolys išmušamas, bet taip pat klaidą atsako ir RFS. Pietinis. Vėl su kamuoliu Jonavos Vikingas, bet čia fiksuojama pražanga aikštės šeimininkams. Artūras Juchno pažeidė taisyklės. Aiškinasi dar su teisėju, bet jau žaidimas tęsiamas. Čia 10 numeris dabar atsidūręs buvo ant grindų. Edgaras Tarakanovs. Artūras Jerofiev, 77-asis, mano minėtas Miks Babris, 80-asis ir 18-as Andrėjus Baklanovas. Latvijos žaidėjų ketvertukas. Vartus, aišku, tas pats Deivao. Ir štai, dabar spaudimas pasiteisino. Kamuolys atitenka jonaviečiams. Ir dabar Jonavos Vikingai bando užsiimti pozicijas varžovo aikštės pusėje. O čia ir smūgis į vartus. Tiesa, to smūgio gan lengvai apsigina RFS, bet Babris kamuolį atleidžia tolokai. Ten Gytis Vasilijus bandydamas sutrukdyti varžovo ataką. Šiek tiek klupteli, bet atrodo, kad nieko baisaus ir Gytis galėsi tęsti rungtynes. Pietinis.
Spaudžia jį Jerofejevas. Nieko neranda geresnio, kaip kamuolį išmušti į kitą aikštės pusę. Jonavos Vikingų žaidėjas Deivao. Bene pirmą kartą rimčiau pasijungia į ataką. Babrio bandymas buvo gan pavojingas ir dabar jau Benas Spietinis kišteldamas koją galbūt gelbsti savo komandą nuo didesnio nemalonumo. Už nugaros buvo ten Artūras Jerofejevas. Kravcovas, smūgis, kamuolys sudrebina tinklą, bet iš išorės pataikydamas. Keičiasi aikštės žaidėjai Jonavos ekipoje. Paulius Osauskas ir nefiksavo pražangos. Ignas Raštutis, 30-asis, komandos kapitonas Paulius Osauskas. 9-asis Šarūnas Čidnikas, 5-asis ir Jonas Ulberkis, numeris 3. Irgi, praeitas ketvertukas nebuvo išskirtinai lietuviškas. Viktoras Kravcovas žaidė ir 3 lietuviai. Šis jau lietuviškas. Čia gerai vystosi ataka. Šarūnas Činikas prasimesti kamulio nepavyko pro Babrį, bet kamulį į žaidimą įvesti Jonavos Vikingai. Smūgis, rikošetas ir Deivao demonstruoja visus savo sugebėjimus. Bene pavojingiausia Jonavos Vikingų proga, kamuolys skriejo į viršutinį kampą, bet puikia reakcija demonstruoja Deivao. Osausko perdavimas, smūgis ir kiek nedaug trūko. Ten Ignas Raštutis bandė smūgiuoti, o Jonas Ulberkis darbavosi varžovo baudos aikštelė. Tarakanovas. Neblogoj pozicijoje atsidūrė Tarakanovas tiesiai prieš vartus, nors atstumas buvo tolimas, tačiau smūgiavo dar viena ataka. Šį kartą spėja Ignas Raštutis blokuoti smūgį. 12 minučių 22 sekundės liko žaisti šiame kėlinyje. Baklanovas sužaidžia su Tarakanovu. Vėl Baklanovas pro kairį kraštą. Prasiversti nepavyksta. Pasaugo Šarūną Činiką Ignas Raštutis. Bet su kamuoliu RFS ir kamuolį įvedinės Jonavos Vikingų aikštės pusėje. O tai yra papildomas rūpestis ir randa atsidengusi žaidėją baudos aikštelėje. Laimiai pozicija nebuvo pati lengviausia smūgiui ir kamuolys praskėjo vis skersinio. Čia leidžia žaisti teisėjai. Ir gali būti labai pavojinga, perdamas puikiai. Puikiai žaidžia Jonas Ulberkis. Vargu ar būtų spėjęs kas kitas pagelbėti, nes, galbūt dar Andrius Korupskas bėgo praktiškai į vartus. Jerofejevas. Dar kartą įžais kamuolį iš kampinio RFS. Ignas Raštutis ten stumdosi su varžovais. Ir kamuolys atitenka Vikingams. Sėkmingai Ignas dabar sužaidė gynyboje. Andrius Korupskas pabandė taip išplėsti galimybės įžaidinėti kamuolį. Bet Jono Ulberkio perdavimą užblokavo varžovas. Gerai, kad kamuolys atšoko už galinės linijos. Ignas Raštutis, aišku, čia labai sugalvojęs buvo netikėtą įėjimą, efektingą.
jeigu viskas būtų pavykę. Deja, to padaryti nepavyko. Deivavo. Tarakanovas. Baklanovas. Jerofejevas. Ir vėl Raštutis turi darbuotis ir gerai darbuojasi gindamasis nuo varžovo atakos. 11-25. Na, komandos turbūt, aišku, kad žiūrėjo pirmąjį šios dienos susitikimą ir matyt nusprendė bent jau kol kas žaisti panašiu stiliumi. Minėjau, kad pirmos rungtynės buvo nerezultatyvios. Galų gale abi komandos sugebėjo įmušti juose 3 įvarčius. Kol kas praėjo jau pusė kėlinio, čia dar pasižymėti nesugebėjo nei viena. Jerofejevs. Dešinėn. Atmestas kamuolys. Babris. Galima žaisti. Vėl 10-asis RFS numeris, kairė koja, daug apgaulingų judesių, smūgis, bet Andrius Korupska kol kas nepramušamas. Aišku, su kamuoliu norėtųsi, kad Jonavos Vikingai žaistų ilgiau, bet kol kas tenka daugiau gintis. Babris Jerofejevui. Galima žaisti. Ten Mosauskas. Tarakanovs jau pademonstravo prieš tai buvusioje atakoje, ką jis gali nuveikti su kamuoliu. Dabar Edgaras Tarakanovs atsidūrė ant grindų, bet taisyklių pažeidimo nebuvo. Ir dabar gali tęsti rungtynes komandos. Neblogas perdavimas Tačiakui. Pastarasis bandė surasti komandos draugą. Čia buvo švilpukas ir kamuolys buvo išleistas už šoninės linijos. Nesvarbu, kad po to, po Rygiečio smūgio, jis įskriejo į Jonavos Vikingų vartų tinklą. Skorupskas. Nerizikavo. Papuolė į sudėtingą situaciją vartininkas. Na ir gana protingas sprendimas yra kamuolį paristi taip už linijos ir dar taip, kad greitai varžovai jo negalėtų pasistatyti ir įžaisti. Vėl nemažai legionų abiejose aikštės pusėse. Dudu, 7-asis numeris pasirodė aikštėje, jo nebuvo, o čia geltona kortelė. Rodoma Jonavos Vikingų žaidėjui Benjaminui Smaičiui už atakos nutraukimą ranka. Ir antroji Jonavos Vikingų pražanga. Žiūrim epizodo pakartojimą. Na, buvo ranka tolokai nuo kūno. Kamuolys pataikė. Na ir gal tai nebuvo tyčinis veiksmas. Bet kortelė buvo parodyta. Žaidinėja RFS kamuolį, gana pavojingas buvo Leo smūgis. O Smaičius dar kartą pasižymė šiokiu tokiu veiksmu. Ilgai dabar statosi kamuolį.
Leo smūgis ir pirmasis įvartis. Skrieja į Vikingų vartus. Pasižymė RFS komandos kapitonas Mendoza Darosa Leonardo. Arba Leo. Galingas smūgis. Na, ką reiškia kokybiškas smūgis. Kamuolys šiek tiek dar ir, man atrodo, sukosi ore. Ir pačio smūgio pradžios momento gali būti, kad Andrius Skorupskas ir nematė. Po to jau reaguoti bandė, bet pagelbėti savo komandą ir išgelbėti nepavyko. 8:40 liko žaisti pirmame kėlinyje. Toks geras perdavimas buvo į baudos aikštelę, pavyko apsiginti, bet ataka dar tęsiasi. Nelengvos minutės, Artūras Juchno sukasi ir uždirba pražangą. Nepatenkintas teisėjo Šilpuko Kiki, bet reikia užžaisti toliau. Benas Pietinis. Krenta ten varžovas. Skorupskas. Pietinis. Pabandė Kiki permesti kamuolį per vartus palikusi Andrius Skorupską, bet jeigu ir pabandė tą daryti, tai pati mintis gal buvo savo laikai, bet veiksmas stipriai užvėlavęs. Netgi jeigu būtų pavykę kokybiškiau atlikti tą smūgį, Andrius Skorupskas jau buvo sugrįžęs į savo vietą. Skorupskas. Juchno, geras numetimas, Pietinis, na ir numetimas buvo labai geras, tik tai atšoko kamuolys labai nepatogiai. Šiek tiek erdvės, na ne šiek tiek, daug erdvės turėjo Benas Pietinis. Tokių epizodų daug turbūt nebus šios dienos rungtynėse. Gaila, kad šį kartą nepavyko tuo epizodu pasinaudoti. Na gal net nesakau apie įvarčio įmušimą, bet bent rimčiau pagrasinti varžovų vartams. Kraftovas. Iškart atgal ateina kamuolys ir Andrius Skorupskas priverstas darbuotis. Vėl Viktoras Kraftovas. Spaudžia jį varžovai. Randa išeitį. Pietinis. Ai, kiek nedaug trūksta. Kartais atrodo, tose situacijose trūksta labai nedaug, kad išsivystytų ataka, o dabar vėl su kamuoliu RFS ekipa. Kiki. Techniškas žaidėjas, tačiau šį kartą Artūro Juchno šiokia tokia rizika pasiteisino. Juchno su kamuoliu. Kraftovas. Smūgiuot pabandė, bet aišku, iš tos situacijos pataikyti sunku. Dar ir stumtelėjo Bruno Coelho ukrainietį. Stumtelėjo taip, kad nelabai ir prikipsi. Taisyklių pažeidimo nebuvo. 7 minutės 13 sekundžių. Kol kas Leo yra vienintelis žaidėjas pasiuntęs kamuolį į vartus šios dienos rungtynėse. Daugiau galimybių turėjo RFS, bet kol kas Vikingai laikosi. Ir tokio pasimetimo ar nedidelės panikos, kurią buvo galima pastebėti vakar rungtynių pradžioje, šiandien jau mes nematome. Nepaisant to, kad varžovai nemažiau grėsmingi. Nors jau minėjau, kad Rygos klubas yra čempionai ir dabartiniai lyderiai, tačiau žiūrint į žaidimą ir žaidėjų lygį žinant, didelio skirtumo tarp šių ekipų nėra. Drįsčiau taip teikti. Kraftovas sėkmingai sužaidžia besigindamas. Kiki.
dabar netikslus perdavimas ir vos ne, buvo perimęs kamuolį Gytis Vasilijus, tačiau išvystyti atakos nepavyko. Keičia žaidėjus ir Orlando Duarte. Deivao. Puikiai irgi žaidžia su kamuoliu. RFS vartininkas Andrėjus Baklanovas, 18 numeris. Galima žaisti, spėtinis iš po gynėjo. Prasmūgiuoti pavyko, tiesa, didelio pavojaus šis smūgis Deivao vartams nesukėlė. Čia štai toks klaidų virtinė iš vienos ir kitos pusės. Galų gale nuo Gyčio Vasiliaus kamuolys paliko aikštę. 5-6 praktiškai minutės. Šiek tiek mažiau. Liko žaisti dar pirmame kėlinyje. 1-0, RFS pirmauja. Bet Vikingai bando žaisti, bando kovoti. Ir šiandien tokių didelių forų varžovams neduoda, kaip kad buvo vakar. Babris. Baklanovas. Nepraėjo perdavimas, kuris galėjo išvesti į pavojingą poziciją RFS žaidėją. Čia tokia kieta fizinė kova. Tarakanovas perdavė kamuolį, smūgis atrėmė. Smūgį Skorupskas. Deivao. Tarakanovas. Ir kamuolys užžibė. Geras atmetimas, smūgis ir vėl puikiai žaidžia Andrius Skorupskas. Koja reaguodamas į 10 numerio Edgaro Tarakanovo smūgį. Deivao. Perdavimas link varžybų sekretoriato stalelio. Pasinaudodama pauzę Jonavos Vikingai keičia žaidėjas. Nusauskas Skorupskui, pastarasis priekį, Raštutis lietė kamuolys Latvijos ekipos žaidėjo koja. Tai reiškia, kad kampinis. 4,5 minutės liko žaisti ir naudodamasis progą Vasko Vujovičius prašo minutės pertraukėlės. Įdėjau, Sirena skelbianti minutės pertraukėlės pabaigą. Ir komandos netrukus grįž į aikštę. Jau ir grįžo. Ir dabar besiginančių vaidmenyje atsiduria RFS ekipa. Deja, perdavimo tikslaus atlikti nepavyko. Gerai, kad greitai kamuolį ir Rygos komanda prarado. Čia Ignas Raštutis žaidžia kovingai, bet puikiai. Dabar jau gynyboje sužaidžia Tarakanovas. Nu, čia susidūrimas, dėl kurio fiksuojama trečia Jonavos Vikingų pražanga.
Vieną kartą prasižengia RFS ekipos atstovai šiame kėlinyje, 3 kartus Jonavos Vikingai. Baklanov permeta kamuolį. Na, gudriai dabar bandė sužaisti Baklanovs. Ten Jerofejevas atsidenginėjo bėgdamas pagal šonę liniją, bet aišku, visam tam sumanimui pritrūko, kaip dažnai, kad būna tikslumo. Skorupskas. Ulberkis. Raštutis. Kamuolio jau vartininkui atgal nebuvo galima duoti. Ir Edgaras Tarakanovas. Neblogą įspūdį palieka šis žaidėjas. Čia Jonas Ulberkis kamuolio nepasivijo. Baklanovas Lišnien. Babris. Gal Tarakanovui. Pastarasis prieš Raštutį. Ir šią dvikovą galima sakyti laimėjo Ignas Raštutis. Bandė atlikti ir atlikinėjo nemažai apgaulingų judesių Edgaras Tarakanovas, bet galų gale kamuolį pasispyrė per toli ir išleido už šonės linijos. Raštutis. Fizinė jėga pasižymė Ignas Raštutis. Bet aišku, kartais reikia ir didesnio apgaulingų judesių arsenalo. Perima kamuolį Raštutis. Gerai užbėginėjo Paulius Osauskas. Dabar daug fizinės kovos. Teisėjų švilpukas tyli ir RFS kontratakuoja, bet puikiai sužaidžia Jonas Ulberkis. Dėkoja jam Andrius Skorupskas. Matome epizodo pakartojimą. Ten Artūras Jerofejevas galėjo rimtai pagrasinti Jonavos Vikingų vartams. Bet Ulberkis spėjo. O čia dar viena situacija, kurios taip, kaip norėjo įvykdyti, nepavyko svečiam. Ir matau, kad Orlando Duarte neįtin patenkintas vaizdu, kurį matė šios atakos metu aikštėje. Činikas. Oi, kaip prarastas kamuolys ir čia griebėsi už galvos Edgaras Tarakanovas, pats ant savęs galėtų pykti. Na, 2 prieš 1 čia paris kamuolį komandos draugui Jerofejevui ir tas įmus į tuščius vartus, bet turbūt ir pats negali paaiškinti, kodėl pabandė kitaip sužaisti Tarakanovas. Na ir šitas epizodas turbūt galėtų papulti į tam tikrų kuriozinių epizodų rinkinį. Kita vertus, reikia vėl pagirti Andrių Skorupską, žaidė epizodą iki galo, nors situacija buvo kritinė ir sugebėjo sureaguoti į smūgį. Ir proga, kurią galėtume pavadinti 200-ine, liko neišnaudota. 2 minutės 10 sekundžių po dar vieno RFS išpuolio kamuolį į žaidimą įves Vikingų komanda. Čia padėjo savo rankom varžovai. Raštučio smūgis ir kamuolys lekia visai greta Virpsto. Čia labai greitai susiorientavo situacijoje Šarūnas Činikas. Iškart atidavęs kamuolį komandos draugui ir gana grėsminga Vikingų ataka. Šiek tiek gaila, kad pritrūko smūgių tikslumo. Osauskas. Činikas, vėl Osauskas.
Ignas Raštutis, na, savotišką užtvarą dabar padarė komandos draugui. Jo, rodo Orlando Duarte, kad jo nuomonė Ignas Raštutis tą užtvarą darė pažeisdamas taisyklės, būtent laikydamas varžovą. Raštutis vėl su kamuoliu buvo. Sauskas. Činikas Raštučiui, pastarasis 1-1, bet šiek tiek pametė. Matėsi, kad pametė kamuolio kontrolę Ignas. Ir dabar jau tenka vėl bandyti perimti kamuolį iš varžovų. Tarakanovas. Deivao. Baklanovas bandė prasimesti kamuolį prie jo buvusį Igną Raštutį. Liko minutė 5 sekundės ir keičia žaidėjus RFS ekipa. Leo. Priminsiu, tai yra žaidėjas, kuris vienintelis kol kas pasižymėjo šiose rungtynėse. Ir vis tik tai jau už linijos buvo Leo lietimas. Draganas Tomičius pabandė smūgiuoti. Dar vienas bandymas įžaisti kamuolį. Leo perdavimas. Vėl Tomičiaus smūgis ir vėl virš vartų. Kol kas atrodo, kad Serbijos rinktinės puolėjas dar tinkamai savo taikiklio nesuderino. Kamuolys atitenka RFS ekipai. Bruno Coelho klausimai žiūrėjo į teisėją. Teisėjas su legionierius iš Portugalijos nuomonę sutiko. Coelho. Labai geras klaidinantis judesys. Smajičius jam pasidavė, tačiau po to jau net keli Jonavos Vikingų kolumbiečiai pasaugo savo komandos draugą ir nuo pačio Bruno. Kamuolys paliko aikštę. 40 sekundžių liko. 0-1. Draganas. Tomičius vėl šauna pro viršų. Per 5 sekundės surengė ataką RFS. Kamuolys buvo dar pas Jonavos Vikingus, kai buvo likę 40. Čia pražanga. Kertama per kojas Draganui Tomičiui ir čia gali būti pavojinga. 25 sekundės. Baudos smūgis, o prieš tą baudos smūgį Rygos komanda prašo jai priklausančios minutės pertraukėlės. Na ir pažiūrėsime, ką pavyko sutarti. Tarpusavį Rygos ekipai.
Koelio. Štai toks žaidimas, gan įdomus, bet dabar proga kontratakuoti Tačiakas, kairė koja, smūgis ir smūgis buvo pakankamai pavojingas. Deivao smūgį atrėmė, dabar dar reikia apsiginti mažiau nei 10 sekundžių ir Andrius Korupskas eilinį kartą gelbsti savo vartus, o čia dar fiksuojama 5 pražanga Vikingams. Bet 5 sekundės liko žaisti pirmajame kėlinyje, tai iš esmės ta pražanga gali nieko ir nereikšti. Svarbu neprasižengti per tas likusias 5 sekundės. Ir aišku, labai svarbu nepadaryti klaidos, nepraleisti įvarčio. Nes kampinis vis tik tai prie Jonavos Vikingų vartų, o kaip matėme, įvairių variantų RFS žaisti standartinės situacijas turi. Na, tik 1 sekundė prabėgo nuo vieno iki kito kampinio. Smūgis. Dar vienas kampinis. 2 sekundės šį kartą prabėgo. Reiškia, arba 1 arba 2 sekundžių užtenka varžovams smūgiuoti. Ir dar padarė smūgį per tas 2 sekundės. Netgi 2 smūgius RFS. Per 5 sekundės buvo 4 bandymai smūgiuoti į Jonavos Vikingų vartus. Na ir gerai, kad tie smūgiai nepavyko. Gerai Jonavos Vikingam. 0-1. Taip baigėsi pirmasis kėlinys, identiškai kaip ir baigėsi pirmosiose dienos rungtynėse. Pažiūrėsime, ką komandos pademonstruos po pertraukos. Top Sport. Казино, lošimo automatai. Top Sport. Lažybos. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletį. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras.
Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia suprasti. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame įžvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstamą kovą už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas Vytis, visų mūsų Vytis. Futbolo radijas Radio centras. Nuobodu tu! Pas tave net televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams GO3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams GO3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgauk jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lazivas. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletį. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lazivas. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletį. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia suprasti.
Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstamą kovą už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Futbolo radijas Radio centras. Nuobodu tu! Pas tave net televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams GO3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams GO3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgauk jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top Sport. Казино, lošimo automatai. Top Sport. Lažybas. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletį. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Top Sport. Казино, lošimo automatai. Top Sport. Lažybas. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletį. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja, svarbiausia suprasti. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstamą kovą už savo vertybės demonstruojantis simbolis.
Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas Vytis, visų mūsų Vytis. Grįžtame į Jonavos sporto areną. 0-1. Kol kas toks rezultatas. Matau, kad Gustas Jaskutis stojo į Jonavos Vikingų vartus. Beje, vakar Vikingų vartus gynė Karolis Širba. Šiandien jo protokole nėra. Matyt, toks buvo iš anksto sumanymas, susidarimas, galvočiau taip, lyg tai ir negirdėjau, kad traumą būtų Karolis gavęs. Tiesiog padalino treneris komandos vartininkam žaidimo laikus. Irgi logika aiški ir suprantama. Dabar štai tokia situacija, iš kurios Bruno Coelho randa išeiti gan paprasta. Kamuolį išmušti už šoninės linijos. Smūgiavo į vartus dabar Stevenas. Pataikyti nepavyko. Na, beje, vietoj Smaičiaus šitam aikštės žaidėjo ketvertuke. Antrą kėlinį pradeda Paulius Osauskas, Jonavos Vikingų komandos kapitonas. Benjaminas Smaičius, priminsiu, pasižymė tuo, kad jam parodyta geltona kortelė. Tačiakas taip įnirtingai kovėsi dabar su Leo ir epizodą nepralaimėjo, tai tikrai. Situacija buvo gana sudėtinga, bet nuo Leo kamuolys paliko aikštę ir dabar kampinis. Na, bandė ten atsilaisvinti nuo dengiančio žaidėjo vienas iš Vikingų futbolininkų, nepavyko, bet Tačiakas su kamuoliu. Vėl Tačiakas. Tačiakas, 8 numeris, 23 dabar su kamuoliu Karlosas. Na, pabandė prasmukti tarp dviejų gynėjų, nepavyko, bet drąsumas irgi yra savybė, už kuri kelia simpatiją. 20 numeris Stevenas, 9 Paulius Osauskas ir, kaip minėjau, Gustas Jaskutis, 12 numeris, jis antrą kėlinį pradeda būdamas Jonavos Vikingų vartuose. Būtent Jaskutis persivaro aikštės vidurį. Pozicinė Vikingų ataka. Osauskas. Atgal. Nepraranda kamuolio kontrolės Vikingai. Na ir viskas baigėsi tuo, kad pražanga fiksuojama. 7 numeris pažeidė taisyklės, 2-2. Čia be ceremonijų nugriovė vieną, po to kitą. Bet už tą epizodą galėjo 2 pražangas užskaityti. Na, bet aišku, čia juokauju, užteko vienos. Bet 2-2 net nesuprato, iš kur reikia išmušti, įvežti kamuolį į žaidimą. Na, dabar visi nesusipratimai jau praeitie. Čia Gusto Jaskučio neypatingai sėkmingas momentas ir kamuolys skrieja į vartus. 7 numeris. 2-2. Šį kartą nubaudė už klaidą Jonavos Vikingus. Čia prarastas kamuolys, dar bandė ten išgelbėti situaciją Tačiakas, bet viskas baigėsi tiksliu 2-2 smūgiu. 2-2 rezultatas, po 2-2 smūgio rezultatas tapo 0-2. Dabar jau kiti žaidėjai Vikingų gretose aikštėje. Gytis Vasilius, 13 numeris, Benas Pietinis, 7, Viktoras Kravcovas, 10 ir Artūras Juchno, 18.
RFS ekipos sudėtis nesikeitė po dar vieno smūgio. Priverstas į žaidimą įsijungti Gustas Jaskutis. O smūgiavo tas pats neseniai antrą įvartį įmušęs Brazilas 2-2. Dar viena situacija prie Jonavos Vikingų vartų. Koelio. Kamuolį įveda iš užribio, tiesa, perdavimas ne pats sėkmingiausias. Šiek tiek patreniravo turbūt komandos draugų greičio savybės. Gal šį kartą matysime tikslesnį žaidimą. Koelio, kitą kraštą. Daug apgaulingų judesių Leo atlikinėja. Vėl Koelio ir čia klysta Koelio Juchno. Smūgis, po kurio jau priverstas gelbėti savo vartus Deivao. Artūras Juchno pabėgo nuo RFS žaidėjų ir turėjo neblogą situaciją. Dar vienas smūgis, vėl kamuolys į vartus skrieja ir baudinys. Ar ne? Žiūrime epizodo pakartojimą. Baudinys skiriamas. Ir ko gero, ne, vis tik tai Gytis Vasilis bus tas žmogus, kuris pabandys pramušti kol kas Jonavoje nepramušamą Deivao. Norėjau sakyti šiame turnyre, bet prisiminiau, kad tarpusavio rungtynės Latvijos ir Lietuvos komandų užskaitomos turnyre yra čempionatų rezultato. Čempionate Ryga yra laimėjus. Bruno Koelio dabar ginčiasi su teisėju. Benas Pietinis bando nuraminti. Ir Gytis Vasilio šansas, bet atremė smūgį. Iš antro karto vis tiek pavyksta įmušti. Deivao pirmą smūgį atremė, tačiau kamuolys atšoko vėl Gyčiui Vasiliui ir pastarasis smūgiu kairę koją muša įvartį į RFS vartus. Deivao beje reagavo ir į antrą smūgį, bet jau nebuvo turbūt galimybių dar kartą išgelbėti vartus. 1-2. Nepaisant to, kad RFS įmušė antrą įvartį, gana greitai skirtumas vėl tapo minimalus, o tai reiškia, kad rungtynių įtampa ir intriga niekur nedingo. Leo ilgai žaidinėja kamuolį. Kiki, dabar argentinietis, 22 numeris yra aikštėje. Pasilaikė vienas su kitu kartu su Benu Spietiniu. Dabar būtent Kiki su kamuoliu. Ieško erdvių. 2-2 kairien. Leo. Deivao. Leo perdavimą perima ir pabandė iš karto pasiųsti kamuolį į vartus Artūras Juchno, bet kamuolys pataikė į Kiki nugarą. Pilnas šio žaidėjo oficialiai vardas pavardė, gal po šitos atakos, nes gan ilgai tarėsi Vaparaki Telo Konstantino Guljermo.
15 minučių ir 39 sekundės. 1-2. Oi, kaip klysta dabar Vikingai. Galima žaisti toliau. Kravcovas. Čia tų tokių pasistumdymų buvo, bet teisėjų švilpukai tylėjo abiejose epizoduose. Ir vienos ir kitos komandos žaidėjai buvo atsidūrę ant Jonavos arenos grindų. Jaskutis gaudo kamuolį. Protingas sumanymas. Nedaug trūko, kad jis pavyktų. Užbėginėjo už Bruno Koelio nugaros Kravcovas, bet dabar jau tenka gintis. Juchno Koelio vėl krito, bet čia kritimas buvo jo iniciatyva. Permetinio kamuolį dabar Gytis Vasilius link Benos pietinio. Čia pavojinga situacija, kampas aštrus, gal tas šiek tiek ir pagelbėjo Gustui Jaskučiui. Dar vienas smūgis ir vėl Jaskutis po to labai rizikingai pabandė grąžinti kamuolį Juchno. Kampinis galingas šūvis virš vartų. Čia jau kabino už kojos Benjaminas Maičių. Dabar naujas žaidėjų ketvirtas, Jonas Ulberkis trečiasis, Šarūnas Šinikas penktasis, Ignas Raštutis 30-asis ir vietoje Pauliaus Susausko jų tarpą yra prie jų prijungtas Benjaminas Maičius 11-asis. Perima kamuolį dabar Smaičius. Smūgiuoti nesiryžo, gal ir nebuvo tam palankiausia situacija. Ulberkis. RFS komandoje irgi yra jau aikštėje kiti žaidėjai. 18-asis Andrėjus Baklanovas. Dabar būtent jis sutrukdė Jonui Ulberkiui atlikti tikslų perdavimą. 80-asis Miks Babris. 10-asis Edgars Tarakanovs. Ir 77-asis Artūras Jarofėjus. Savo aikštės pusėje įvedinė kamuolį RFS futbolininkai. Deivao. Nepaisant to, kad kitas vartininkas Artis Daniševskis jau ilgokai daro apšilimą, kol kas Deivao žaidžia visą žaidybinį laiką. Ir, pavyzdžiui, vakar, kaip ir sakiau, jis jau pasižymėjo tiksliu smūgiu. Na, vėl kamuolys bus įvestas Jonavos Vikingų aikštės pusėje. Na, viskas baigėsi labai paprastai ir elementariai netikslus. Baklanovo perdavimas leidžia kamuolį dabar jau žaidinėti Jonaviškiams. Raštutis. Činikas. Jaskutis. Perina į varžovo aikštės pusę. Nesiryžo ryžtingiau žaisti Gustas. Dabar gal. Ne, vis tiek kamuolys grąžinamas. Ulberkis. Činikas.
link Raštučio ir kokia situacija. Smūgis įvirpsta, dar vienas bandymas, prašė ten kamulio Jonas Ulberkis, bet nėra laiko aiškintis. Labai gerai Ignas Raštutis dabar rado galimybę smūgiuoti. Ir šį kartą vartų konstrukcija jau gelbsti RFS nuo didesnio nemalonumo. Tiesa, RFS bando atsigriebti. Baklanovs ir sustabdytas žaidimas, ko gero. Čia ta situacija, kuomet dar buvo galima ir luktelti. Aišku, pražanga buvo. Kortelė už tą pražangą rodoma nebus. Kita vertus, gal ir sudėtinga buvo prognozuoti, kad nepraras RFS kamuolio šioje atakoje. Na, bet situacija išlieka pakankamai pavojinga. Trečią kartą prasižengė, tai yra pirmą kartą prasižengė Vikingai, 3 kartus tą padarė RFS. Dabar perimtas kamuolys. Labai nesėkmingai žaidinėjo Mikis Babris kamuolį. 1-2. Kaip sakoma, tokiais atvejais Vikingai vis dar koviniu atstumu. Ir visai neseniai turėjo galimybę netgi išlyginti rezultatą. Tiesa, dabar jau reikia gintis nuo ganėtinai pavojingos atakos. Gerai, kad kamuolys skrieja šalia vartų. Orlando Duarte. Emocingai girdisi šūksniai nuo RFS atsarginių žaidėjų suolelio. Na, tikiuosi, kad RFS komandos treneris nepaseks kolegos iš Rygos futsal klubo pavyzdžių. Pastarasis po rungtynių vietoj to, kad paduoti vienas kitam ranką, vos neįsivėlė į tokį rimtą konfliktą su vienu iš Kauno Žalgirio futbolininkų. Ten prisireikė daug ramintojų tame epizode. Kietas toks susidūrimas aikštės kampe. Šiek tiek nukentėjo Edgaras Tarakanovas. Ten Jonas Ulberkis. Neminkštų kojų jaunuolis, tai pavadinsime. Bet viskas tvarkoje, galima žaisti toliau. Činikas dabar Smaičiui, pastarasis atgal Gustui Jaskučiui. Kamuolys atitenka Vikingams. Deivao gražina kamuolį Jono Ulberkiui. Na ir paprašo, kad reikiamų atstumų atsitrauktų senelė. Smaičius. Raštutis. Kairė koja, bet šį kartą laukia panašaus manevro varžovai. Deivao. Aukštas perdavimas Babriui, bet pastarasis kamuolį pasiekė, bet pasiekė jau už aikštės ribų. Paulius Osauskas. Gerai žaistas kamuolys, galima turėti persvarą, viskas baigėsi kampiniu. Čia, sakykime, dar pasiseka RFS-ui. 10 minučių 45 sekundės. Tačiakas, kieta tokia fiziška dvikova.
nuo Tarakanų. Kamuolys palieka aikštę. Osauskas, Tačiakas, Stevenas ir Karlosas. Ir be abejo Jaskutis. Dabar aikštėje. Praranda kamuolį Vikingai. Bet puikiai sužaidžia gynyboje 20 numeris. Perėmė kamuolį rikošetas ir dabar jau vienas kitam priversti padėti RFS futbolininkai. Tačiakas. Kamuolys pataiko varžovo į galvą. Oi, čia kokia klaida. Tarakanovas kairė koja, bandė perduoti kamuolį, bet turbūt ne pats geriausias buvo priimtas sprendimas. Tiesa, klysta vėl Vikingai savo aikštės pusėje, o tai reiškia, kad tenka maksimaliai dirbti gynyboje. Ir geroj situacijoje atsidūrė Baklanovas. Įdėjau toks ne visai cenzūrinis žodis. Oi. Dar viena dovanėlė, kurios neišnaudojo Baklanovas. Apmaudu būtų praleisti tokį įvartį. Čia techninis brokas, kuris vos nevirto rimtomis Vikingų problemomis. Čia galima žaisti. Vis tik tai ne. Teisėjas stabdo rungtynes ir fiksuoja, kad kamuolys pataikė ranką. Antra pražanga fiksuojama Vikingams. 3 kartus prasižengė šiame kėlinyje RFS. Liko jau šiek tiek mažiau nei pusė kėlinio. Pabandė štai taip, gana paprastai įžaisti šią standartinę situaciją smūgiu. Gal tai galėtume pavaidinti ir stipriu perdavimu. Bruno Coelho. Dabar jis aikštėje. Bet perdavimas link Dragano Tomičiaus tikslo nepasiekė ir negalėjau pasiekti, kadangi buvo labai netikslus. Tas šiaip jau nėra būdinga Coelho. Jaskutis pereina aikštės vidurį. Čia štai tokia dvikova. Dabar taip užvirė viename aikštės plote rimtos tokios kautynės, netgi taip pavadinčiau. Jaskutis. Paulius Osauskas gerai priėmė kamuolį, bet iš karto atsakymas iš Deivao. Net ir tokioje sudėtingoje situacijoje pabandė nuginkluoti Deivao varžovų vartus. Daug dabar kontakto. Draganas Tomičius. Na ir kortelė bus rodoma Tomičiui. Pražanga taip pat fiksuojama. Na tai reiškia, kad RFS šiame kėlinyje turi jau komandinės 4 pražangas. Vienos Vikingai 2. 8 minutės 22 sekundės liko žaisti antroje rungtynių dalyje. Dabar klysta RFS-as. Tačiakas. Smūgis, rikošetas ir kampinis. Tokia įvykių seka. Įvartį aidi Jonavos sporto arenoje.
Atšoko kamuolys, Tačiakas lygina rezultatą. Rezultatas tampa 2-2. Na, idealiai atšoko Helveriui Tačiakui kamuolys ir pastarojos smūgis buvo neatremiamas. Deivavo jau nieko negalėjo padėti savo komandai. Aišku, galima sakyti, kad šiek tiek ir pasisekė, kita vertus sėkmė šypsosi atkakliesiems. Na štai, antrajame kėlinyje likus 7 minutėm 40 sekundžių rezultatas tapo lygus, dabar 2-1 išeina Jonavos futbolininkai ir dar viena proga lieka šį kartą neišnaudota. Artūras Juchno, aišku, dabar tas kamuolys šiek tiek susipynė tarp kojų, nes tai yra žaidėjas, kuris iš panašių situacijų tikrai gali išspausti daugiau nei kad dabar parodė. Kravcovas, Jaskutis. Juchno sukerta kamuoliu prie jo prišokusį varžovą. Čia Benas Spietinis sukovoja. Dabar jau kamuolys Vikingų aikštės pusėje. Deivavo. Prie aikštės vidurio, bet čia yra tam tikra rizika ir vos nesumoka už tą riziką RFS. Tiesa, tuoj pat stebuklą daro Gustas Jaskutis. Bravo jam. Na, atrodė padėtis be išeities, dar kartą žiūrim, perdavimas, na ir mušė iš metro maždaug RFS futbolininkas, bet Gustas Jaskutis savo tvirtovę apgynė. Matėme puikių epizodų pirmose rungtynėse Jordano ir kito vartininko, čia irgi vartininkų šou galima pavadinti šį susitikimą. 2-2. Keičia dabar, pakeitė vartininką aikštės žaidėjų. RFS ekipa, Babris, 10 numeris Tarakanovs. Dabar prišoko. 2-2, nedavė išmušti kamuolio. Na ir turbūt čia kalba apie kortelę. Galiu eiti, bet pamėginu nuraminti aistras. Dominykas Norkus. Šešios 22. Spietinis, Kravcovas. Kravcovas, kairė koja ir rikošetas. Nemalonus rikošetas RFS vartininkui. O dabar Jonavos Vikingai prašo minutės pertraukėlės. Matėme, kad tik kuo baigėsi vienas kampinis, o čia ta ataka, kuri galėjo liūdniau baigtis RFS-ai. Tiesa, rygiečiai sakė nemažiau pavojinga ataka, už šį momentą, manau, Gustas Jaskutis galės išsikirpti ir įsitraukti į savo epizodų sąrašą.
Na. Iškumščiuoja taip. Savotiškai iškumščiuoja Deivao kamuolį iš savo baudos aikštelės. Vikingai su kamuoliu lieka. Žvilgteliu į laikrodį 6 minutės. 6 minutės ir 7 sekundės. Įvartį skanduoja tribūnos. Kravcovas. Vasilius. Kamuolys lieka pas Vikingus. Artūras Juchno kairė koja. Grėsminga, bet nemirtinai. RFS atsakas. Babris. Dabar keičia vartininką aikštės žaidėjus. Tarakanovs jau su skirtuku aikštėje. Babris, Baklanovas, Tarakanovas. Čia štai tokia situacija. Gustas Jaskutis. Pačiam smūgiuoti nebuvo patogu, bet dabar Benas Pietinis su kamuoliu. Kravcovas. Prieš jį Babris. Krito dabar Juchno, bet teisėjai nefiksuoja pražangos. Irgi turbūt didelių klausimų, kodėl nekilo. RFS su kamuoliu, perdamas ir įvartis. Puikiai įžaistas kamuolys ir iš artimo atstumo. Miks Babris siunčia kamuolį į Jonavos Vikingų vartus, taip muždamas trečią įvartį. Na, čia klasikinė kombinacija, šiek tiek nespėjo uždengti perdavimo linijos Vikingų žaidėjai ir už tai buvo nubausti. Lieka dar 4 minutės ir 40 maždaug sekundžių. Dar viena dvikova, krenta Ignas Raštutis. Nustebę žiūri į teisėjus. Na, ten abu žaidėjai kabinosi ranka į ranką. Leo. Nuo Raštučio. Kamuolys paliko aikštės ribas. Raštutis, Smaičius, Ulberkis ir Činikas. Prieš legionierių ketvirtą. Leo. Galingas smūgis šalia vartų. Leo Tomičius. 7 numeris 22. Ir 22 Kiki. Leo. Tomičius atgal. Vėl Draganas Tomičius su kamuoliu. Tomičiaus situacija, iš kurios galėjo serbas ir įmušti, bet aišku, gerai sužaidė Gustas Jaskutis. Ir štai, savo šansą vis tik tai Draganas Tomičius sulaukė, na, sekundės dalies, galbūt koncentracijos praradimas, atrodo paprasta situacija, iš užribio perdavimą ten sunku padaryti, bet tai įvyko. Ir Draganas Tomičius ir šiandien nepaliks aikštės nepasižymėjęs. Rezultatas tampa 4-2. Žaisti lieka 3 minutės 50 sekundžių. Dar vienas smūgis ir dar vienas kampinis.
identiški skaičiai dabar dega ir rezultatų skiltyje, ir pražangų skiltyje. Tiesa, pražangų skiltyje tie skaičiai palankesni, skirtingai nei rezultatų Jonavos Vikingam. Leo bandė pakartoti savo pirmo kėlinio sėkmės istoriją. Atgal Deivao. Leo. Deivao. Vienas iš Vikingų žaidėjų atsidūrė ant grindų ir tą pabandė labai greitai išnaudoti RFS futbolininkai. Gerai, kad kištelta koja ir viskas baigėsi kampiniu, bet Tomičius labai pavojingas prie standartinių situacijų. Ta jis jau įrodė, visai neseniai mušdamas 4 savo komandos įvartį, o dabar irgi susirado galimybę prasmugiuoti. Dabar nuo to pačio Tomičiaus kamuolys paliko aikštę. Už aikštės ribų jau suvaldė kamuolį Karlosas. Nelabai tikslus buvo Steveno perdavimas. Dabar kietai labai žaidžia prieš Tomičių gynyboje Jonavos Vikingų žaidėjai. Ir šiame epizode tai pasiteisino. Stevenas nepatenkintas, kad kamuolys atitenka RFS futbolininkams, pretenzijos teisėjams, bet teisėjai savo sprendimo nepakeis. Osauskas, perimtas kamuolys, Karlosas. Stevenas. Na, čia ne visai vykęs turbūt smūgis, ne visai tokį smūgį planavo atlikti kolumbietis, bet reikia gintis. Laiko nėra, Tomičiaus perdavimas Kiki irgi, švelniai tariant, nebuvo idealus. 2 minutės maždaug liko žaisti šiuose rungtynėse. Na, dar aišku, per tas 2 minutės gali nemažai kas nutikti, bet drįsčiau pasakyti, kad nepaisant to, kad Jonavos Vikingai šiame turnyre per 2 dienas patyrė 2 pralaimėjimus, šie pralaimėjimai yra tikrai, pavadinčiau, su vilties ženklu. Vikingai neįtin sėkmingai pradėjo pirmenybės, savo, pavyzdžiui, aikštėje nusileido vieniems iš konkurentų. Tikėtina būsimų konkurentų kovose dėl prizinių vietų Vilkaviškio Bruklinui, bet rungtynės su tokio kalibro varžovais komandai tikrai turėtų padėti tobulėti. Galų gale jau ir tose rungtynėse čia perimtas kamuolys ir Gytis Vasilius pamėgino beje permetinio kamuolį per vartus palikusį Deivao. Na ir aš galvoju, kad susitikimų su tokio kalibro varžovais daugumai Lietuvos klubų trūksta. Žaisdamas su jais be abejo visai kitam lygiai pasijauti, visai kiti greičiai, kitos galimybės. Bet kaip matėme, pradžia buvo labai sunki Jonavos Vikingams, kalbu ne apie šiandienos rungtynes, labiau apie vakar, bet po to komanda turbūt susitvarkė ir su jauduliu šiokiu tokiu ir suprato, kaip reikia žaisti prieš tokius aukštos klasės varžovus ir visiškai neblogai žaidė didžiąją dalį vakar dienos rungtynių, o ir šiandien praktiškai visų rungtynių metu laisvai žaisti RFS neturėjo galimybės. Krasovas, paskutinė minutė jau skaičiuoja, paskutinę minutę skaičiuoja šių rungtynių laikrodis. Juchno,
Juchnos, Pietinis, Kravcovas ir Gytis Vasilius. Gytis Vasilius vieno iš įvarčių autorius šios dienos rungtynėse. Jaskutis. Na ir aišku smagu, kad ir Arenui netylu. Čia štai tokia situacija. Deivao priverstas įsikišti ryžtingai. Vienuolika sekundžių. Na, kitas Baltijos lygos etapas vyks, kiek žinau, po naujų metų Latvijoje ir ten bus žaidžiami pusfinalių susitikimai ir po to finalas bei rungtynės dėl 3 vietos. Paskutinės sekundės, ar dar prasmugiuos RFS. Taip, smūgis atliktas, bet skriejo jis virš vartų ir ko gero jau žinome galutinį šio susitikimo rezultatą. 2-4. 2-4. Kovingos rungtynės. Dėkui Vikingam už ryžtą, už pastangas. Deja, šiandien pergaliai pasiekti to buvo per mažai. Na ir sprendžiant pagal vaizdus aikštėje. Šių rungtynių pabaiga ir pasisveikinimas po jų nebus toks emocingas, kaip prieš tai buvusio susitikimo. Dėkui Jums, matėme 2 dienas išties gražų futzalą, matėme, kuriuose komponentuose Lietuvos klubiniam, geriausiam klubam reiktų pasitemti. Na, bet tas atstumas tarp 2 šalių geriausių salės futbolo klubų, jis yra. Tai įrodė Latvija laimėję visas 4 rungtynes, tačiau jis nėra toks didelis, kad galėtume jaustis kažkaip beviltiškai ar kaip. Dėkui Jums uždėmesį. Šias rungtynes transliavo puikiai transliacijos komanda. Buvo malonu dirbti. Komentavo Naglis Miknevičius ir laukiame kitų tokių pat įdomių ir atkaklių rungtynių. Iki.